Sveiki, gerbimi žiūrovai, aš esu Vilius Bruzaitis. Šiandien mes esame Kudirkos naumiestyje. Šis miestas turi tikrai įdomią istoriją. Ir tikrai šis kraštas tikrai ne apie partizanų. Kaip matote, pavyzdžiui, šitą paminklą. Ką pasakysiu tik tai. Istorija bus įdomi. Judam toliau, aš čia papasakosiu viską menkiausiamis detalėmis. Kaip matote, gerbimi žiūrovai, mes priėjom prie buvusios NKVD būstinės, kur buvo tardydami ir kankinami nekalti žmonės. Kaip matote, paėmė metus 1945 iki 1953 metų. Baisi vieta, judėkime toliau. Gerbėjai žiūrovai, aš randuosi Daktarų Kudirkos muziejui. Aš čia papasakosiu jums apie Aleksandrą Grybiną. Užeikime. Aleksandras Grybinas, jisai gimė 1910 metų rugsėjo 20 dieną. Paskui 1936 metais įstojo į Žiburių gimnaziją. Aš jums papasakosiu daugiau apie jį. Užeikime. Aleksandras Grybinas pabaigė gimnaziją 1939 metais. Po to įstojo į mokytojų seminarą Marijampolėje. Po to 1909 dėstė visokiuose mokyklose, gimnazijų, jau šitą pačiu dar galim paleisti, kokiuose tiksliai, nes čia ilgai užtruks. Po to 1944 metais kariavo vokiečių pusėje, paskui po tokis man karuose turėjo slapstytis pas savo šeimą, o 1945 metų gale išėjo partizanauti. Kaip matote, gerbėjai žiūrovai, mes pakeitėm savo lokaciją. Mes esam prie Daktarų Kudirkos paminklų. Einot galite žiūrėti vėl, o aš jums pratęsiu savo istoriją. Aleksandras Grybinas buvo partizanas iki 1949 metų. Nes, paklausite, kodėl iki šitų metų būtiniausiai? Nu, kaip pasakius jums. Jis turėjo savižudystę padaryti, kad priešas negautų iš jo informacijos, bei kad nenužudytų galų gale. Taip, pasibaigė mūsų Aleksandro Grybino gyvenimas. Buvo tikrai labai energingas, drąsus, stropus žmogus. Gyveno daugiavaikėj šeimoje. Jisai, aišku, nėra su šitų miestų kažkuo susijęs, bet jisai yra su mūsų Šakių kraštu susijęs. Ir aš noriu pabaigti savo istoriją. Ačiū už dėmesį.